Labas rytas. Šiandien turime mamos Ingos klausimą. Sveiki, austėja. Noriu jūsų kaip specialistės paklausti apie vaikiškų knygelių iliustracijas. Gal pradėsiu nuo vienos istorijos, kurią turėjau šią vasarą. Žodžiu, su savo mažuoju sūneliu ėjome į vaiko gimtadienį ir nešėme knygą Gyvulių ūkis dovanų. Kai tik jubiliato mama pamatė knygą ir ją pavartė, mums padėkojo, kad dovanojame normalią knygą. Normalią tai reiškia, kad nupiešti gyvūnėliai yra labai aiškus, konkretus ir nebaisus. Dėl šios istorijos kreipiuosi jūs ir klausiu, ar tikrai yra vaikams žalingos, netinkamos knygutės, kurių iliustracijos suaugusiems yra nesuprantamos, baisios, ar tikrai iliustruota kiaulė su padidintu snukiu yra blogai. Iki šiol tikėjau, kad ne tik gražiai nupiešti gyvūnėliai, pasakų herojai ir panašiai yra svarbu vertinant iliustracijas, bet ir kūrybiškai pateiktos iliustracijos yra skatintina. Ar aš neteisingai mąstau? Na, vaikiškų iliustracijų, kaip jūs ir pastebėjote, yra didžiulė įvairovė. Aš norėčiau remtis žinomų tikrai vaikiškų knygelių iliustratoriumi Robu Bildapu. Ir jis tiesiog dažnai duoda iliustratoriams patarimus ir kalba apie tai, kokios turėtų būti vaikiškų knygelių iliustracijos. Tai kai jis kalba su iliustratoriais, visada pabrėžia, kad užtrunka tol, kol iliustratorius atranda savo stilių ir tokį stilių, kurį mėgtų ir vaikai. Nes vis dėlto vaikai yra paveikslėlių knygų pagrindiniai skaitytojai, nors jie dar dažnai ir neskaito patys savarankiškai, bet jie skaito akimis ir jiems itin svarbu, kokios yra tos iliustracijos. Taigi Robas visų pirma siūlo turėti unikalų ir nepakartojamą savo stilių, kuris atsiranda tik nepaprastai daug piešiant. Kai jis duoda patarimus, vienas iš jo patarimų buvo, jeigu dar tau kažkas nepatinka, tiesiog piešk, piešk, piešk. Vėlgi jo nuomonė iliustratorius yra tas geras iliustratorius, kurio iliustracijų spektras platus, kuris gali iliustruoti ir knygas apie dinozaurus, ir knygas apie piratus, ir knygas apie gyvenimą darželyje. Ta prasme, kad kiekvienas iliustratorius turėtų turėti savo portfolio ir apskritai gebėti piešti plataus spektro piešinius. Jis yra pastebėjęs, kad vaikams patinka sluoksniuoti su detalėmis piešiniai. Aš prisimenu, kaip mūsų vaikai, kai buvo maži, nepaprastai mėgo paveikslėlių knygas, kuriuose, pavyzdžiui, reikėdavo ieškoti kiekviename puslapyje pasislėpusios pelytės arba ančiuko. Ir nors knyga buvo ne apie tai, bet ta mažytė iliustracijos detalė kartodavosi. Vėlgi, kalbant apie tuos pačius sluoksnius, vaikams patinka grįžti prie iliustracijų. Tol, kol jūs skaitote jiems knygelę, jie žvalgosi, jie analizuoja tą piešinį ir užduoda dažnai klausimus, netgi susijusius ne su tekstu, o su pačiu piešiniu. Todėl visų pirma, piešinys turi būti įdomus ir patinkantis vaikams. Aš esu pastebėjusi, kad tie, tokie aplikacijų piešiniai, ryškiom spalvom, pergrūstos iliustracijos dažnai yra vaikų nemėgiamos. Ir vėlgi dažnai knygos, kurių tokios iliustracijos ir pačios yra ne itin kokybiška literatūra. Robas taip pat teigia, kad kai kalbame apie iliustracijas vaikams, mažiau yra daugiau. Dėl ko? Visų pirma, vaikai savo emocijas dažnai projektuoja į charakterį. Ar ne? Jie nori identifikuoti save, jie nori matyti tuos pačius jausmus ir empatizuojasi. Dėl to, netgi tokia nedidelė detalė, kaip antakiai kitur ar žvilgsnis nukreiptas kitur, yra reikšmingi. Kartais užtenka, kad akys būtų tiesiog du juodi taškiukai. Taigi vaikams iliustracijos turi būti paprastos, švelnios, aiškios ir daugiau iliustruojančios emociją ir tą jausmą, kokį galima patirti skaitant knygą. Taip pat yra nepaprastai svarbu ir įvairovė.
kad, tarkime, viename puslapyje yra daug detalių, kitame puslapyje jau mažiau detalių. Pastelinės spalvos arba ryškesnės spalvos, kad būtų nuoseklumas, kad būtų harmoninga ta spalvų paletė. Žinoma, jeigu norite padaryti didžiulį įspūdį, na tarkim, kur vaikas atvertęs naują puslapį, nustebtų ir tai jam paliktų didžiulį įspūdį, tai tada, na, pavyzdžiui, jeigu visos iliustracijos yra juodai baltos, tada ta iliustracija gali būti žalia arba violetinė. Ir jau vaikas tikrai tą pastebės ir tai jam paliks didesnį įspūdį. Aš pati esu mačiusi tikrai nepaprastai daug iliustracijų, įvairaus stiliaus ir jos yra visos gražios ir vertinga literatūra. Yra tik tai kelios knygos, kur mano manymu iliustracija neatitiko turinio ir neatitiko emocijos. Bet tokių knygų tikrai yra labai nedaug, nepaisant to, net ir jos yra pasaulinė paveikslėlių knygų klasika. Aš manau, kad vis dėlto daugiau dėmesio reikia kreipti į turinį, o kai yra dermė turinio ir iliustracijų, tai yra visiškai nuostabu ir tos knygos ir išsiskiria tuo, kad jas vaikai itin mėgsta.